Sveiki. Ir čia taip gausiai vėl susirinkę, organizacija Propatrija dėkoja TSPMI bendruomenei, kuri visada mums padeda rengti šios renginius. Na ir šiandien tikros filosofinės sekminės, džiaugsmas mums visiems, jog draugė su mumis yra ir du šio instituto profesoriai, Alvydas Jokubaitis ir Vytautas Radvilas. Ir šiandien mes jau tradiciškai, panaudosiu šitą žodį, susitinkam pasikalbėti apie tai, kas dedasi Europoje. Žemynas natūralumus domina ne tik todėl, kad mes esam jo dalis, bet ir dėl to, kad Europoje iš tikrųjų vyksta labai daug įdomių dalykų. Nuo praeito mūsų pasisėdėjimo, kurį mes turėjom apie migrantų krizę, mes turėjom daugybę kitų iššūkių Europoje per pastaruosius metus. Tai buvo ir saugumo krizės, turiuomenį įvairūs teroro aktai, Brexitas, turbūt pagrindinis šių metų akcentas, niekas nesikėm tokio dalyko, arba tai buvo prognozuoti labai sudėtinga. Mes turėjom referendumą Olandijai, kuris pasakė, kad ES plėtra baigta, Ukraina niekada netaps ES nare. Mes turėjom prieš porą savaičių Prancūzijos prezidento kandidatą į prezidentus Nicolas Sarkozy pasvarstymus, kad jis neatmeta galimybės rengti referendumą Prancūzijoje dėl išstojimo iš ES, jeigu jis įveiktų savo konkurentę Marine Le Pen. Mes turim situaciją Vengrijoje, kur kitais metais manoma, jog Vengrai gali priimti tam tikras konstitucinės pataisas, jog Vengrijos tam tikrai teisiniai dalykai, teisinės normos būtų aukščiau ES teisės. Mes turėjom taip vadinamą euroskeptiškų jėgų pergalę Lenkijoje. Mes matome ir apie pasikeitusią Višegrado šalių poziciją. Atrodo, Višegradas siūlo naują sutartį ES, naują viziją, kaip ją sugyventi. Na, mes Lietuvoje čia turime Algirdą Paleckį ir Vilnių. Aplink vyksta daug dalykų, kurie reikalauja filosofinio paaiškinimo. Tačiau ačiū Dievui, mes turim ne tik Algirdą Paleckį, mes turim, pavyzdžiui, ir Aušrą Maldeikį, Žirmūnas. Aš čia nekituoju, kaip jums reiks subalsuoti sekmadienį, bet aš atsitiktinai pamačiau debatus ir iš Aušros Maldeikinės aš išgirdau frazę: matyti buvo pirmoji politika, kurie atsivertė vakarietišką laikraštį, kad Europoje vyksta labai kietas debatas. Ar mes po 2 metų turėsime eurą? Kokie bus sekančios eurozonos krizės padariniai Lietuvai ir visai ES? Žodžiu, šitas debatas yra pasiekęs tikrai karštą tašką, tuo tarpu Lietuvoje susidaro toks įspūdis, jog mes gyvenam tokiam saugiam burbule, manom, jog viskas čia determinuota, eina savaime ir mums nieko nenutiks. Tai taip galvoti iš tikrųjų yra neteisinga. Europa keičiasi ir ji keičiasi labai greitai. Iš tikrųjų, tokiems dalykams mes turėtumėm būti pasiruošę intelektiškai. Ir aš tikiuosi, kad šita diskusija yra toks pakvietimas išeiti iš tos komforto zonos ir tiesiog apsvarstyti įvairius galimus ES raidos scenarijus. Tam aš manau, mes tikrai turim pasiruošti iš anksto. Tai aš daugiau netempsiu gumos, žinau, kad komentraujat. Todėl kviečiu mūsų diskusiją pradėti profesorių Alvydą Jokubaitį. Aš noriu pasakyti, kad jaučiuosi įsimaišęs ne į savo diskusiją, nes Tarptautinių santykių institutai yra iš tikrųjų žmonės, kurie yra ES specialistai, bet praeitą savaitę sutikau Romą Švedą, kolegą čia Tarptautinių santykių institute, ir jis paaiškino tai, ko Sokratas nežino. Aš visada galvoju, kad mes filosofai turim daryti kažką panašaus, kad darė Sokratas. Jis paaiškino tą dalyką, sako, jūs filosofai esat kaip hakeriai. Jum turi visos firmos užmokėti, kad mes bandytume nulaužti jų programas. Jeigu jos nusilaužia tos programos, tai tada mums dar daugiau užmokėti. Ir mūsų toks atseit yra vaidmuo. Tai kad aš dabar iš tikrųjų, tie, kurie esat specialistai tų dalykų, aš nežinau, kas čia gali būti šitų dalykų specialistai, čia kita diskusija. Bet dabar aš iš to, ką aš galvoju apie ES, tai perskaitysiu, nes daug kartų sakiau, kad aš užaugęs Brežnevo laikais ir nieko nemoku daryti
nieko nemoku daryti be popieriaus, jis viską skaitydavo ir tai liko šita trauma visam gyvenimui. Norint suprasti dabartinės ES politinės krizės priežastis, reikia suprasti šios politinės organizacijos istoriją. ES turi du skirtingus savo istorijos etapus. Pirmasis prasidėjo po Antrojo pasaulinio karo, kai buvo norima pasimokyti iš karų patirties. Buvo siekiama Europos be karų ir kuriančios bendrą gerovę. Kitas ES istorijos etapas prasidėjo nuo Maastrichto sutarties, kada tikrojo to žodžio prasme atsirado Europos Sąjunga. Pirmojo atveju galima kalbėti apie tai, kai tarnauti turinčią politinę sąjungą, kokių per tarptautinių santykių istoriją buvo sukurta ne viena. Antrasis atvejai susietas su daug didesnėmis pretencijomis, pradėta siekti kažko daugiau negu sąjungą taiką išsaugoti. Labiausiai tiktų sakyti, kad norima sukurti jungtinės Europos valstybės. Norima valstybių sąjungos, bet nesugebama pasakyti, kokio pobūdžio tai darinys. Imperija, kvazi valstybė be suvereniteto, tarptautinė vyriausybinė ir nevyriausybinė organizacija, liberali utopija ar ideologija pagristas internacionalas. Atrodo, kad nei viena, nei kita, bet gali būti, kad viskas kartu. Europos Sąjunga bando įrodyti, kad politinę sąjungą galima valdyti kaip valstybę. Nėra pagrindo džiaugtis, kad Europos Sąjunga netelpa į nusistovėjusių politinių formų tipologiją. Tai turi būti nerimo, o ne džiaugsmo priežastis. Kai sugriuvo Abiejų tautų respublika, lietuviai po tam tikro laiko suprato, kad vietoj kunigaikštystės reikia kurti naują politinę formą – tautinę valstybę. Dabar ši valstybė vis intensyviau yra griaunama, bet kol kas neaišku, kas ją gali pakeisti. Visos dabartinės ES problemos yra susijusios su šios politinės organizacijos įstrigimu tarp praeities ir ateities. Gyvename tarp valstybės ir nežinia ko, kas net neturi politinės formos pavadinimų. Siūloma atsisakyti tautinės valstybės, bet nerandamas lygiavertis pakaitalas. Kalbama apie Europos Sąjungą kaip atskirą politinį darinį, šalia 27 valstybių, bet nesugebama paaiškinti jo politinės formos. Kartais atrodo, jog turime Europos imperiją. Kartais šį darinį norisi aiškinti kaip tarptautinę verslo asociaciją, kartais kaip skolų išieškojimo kontorą. Europos Sąjungą sudarančių tautinių valstybių lyderiai jaučia pareigą pasakyti, ką nors blogo apie tautinę valstybę. Tačiau ištikus krizei, piliečiai protestuoja prie tautinių parlamentų, o ne Briuselio institucijų. Europos Sąjunga primena iš tarptautinių ekonominių susitarimų išaugusią konfederaciją, tačiau net ir šiuo klausimu nėra aiškumo. Sunku suprasti, ar tai konfederacija, ar federacija. Kartais atrodo, kad valdo biurokratinis triumviratas, o kartais, kad valdo 3 kartus padidintas senovės Romos stiliaus decemviratas. Europos Sąjunga šiandien yra panaši į lifte užstrigusi žmogų. Dabartinis politinis Europos Sąjungos liftas negali nusileisti žemyn į kokius nors tarpukario tautinės valstybės laikus, bet kartu negali pakilti į viršų į naują politinio gyvenimo formą. Vieni lifto keleiviai šaukia, kad reikia leisti žemyn, kiti būtinai siūlo kilti į viršų. Pirmieji nesupranta, kad statybininkai sugriovė žemutinius aukštus ir todėl nėra kur nusileisti žemyn, o antrieji nežino, kad dar nepastatyti viršutiniai aukštai ir todėl neįmanoma pakilti į viršų. Eurooptimistai gali džiaugtis, kad liftas negali nusileisti žemyn į tautinės valstybės praeitį, o euroskeptikai teisūs sakydami, kad po gražiomis kalbomis apie šviesią ateitį nėra ilgalaikės politinio gyvenimo formos. Žmonės panašiais atvejais sako, nei pirmyn, nei atgal. Užsitęsus įstrigimo tarp praeities ir ateities situacijai, lifto keleiviai gali pradėti šaukti, bet kur kitur, tik ne čia. ES lifto užstrigimo situaciją galima apibūdinti kaip tam tikrą politinių formų interregnum. Susidurime su tokiu pat interregnum, koks buvo po Lietuvos didžiosios kunigaikštystės žlugimo, kai pamažu pereita prie tautinės valstybės kūrimo. Šiandien savo galią praranda tautinė valstybė, bet nepavyksta sukurti naujos politinės formos,
ir todėl apsiribojama eksperimentais. Neįmanoma sušukti, karalius mirė, te gyvoja karalius, nes nėra nei karaliaus, nei tautos, nei liaudės, nei kokio nors kito galimo pretendento į politinio suvereno vaidmenį. Pažvelgus iš kitos pusės, galima sakyti, kad šiuo metu Lietuvoje veikia net du suverenai. Vieno rezidencija yra Vilniuje, kito Briuselyje. Šie du suverenai įkūnė dvi skirtingas filosofijas. Stipriai nutautėjęs Vilnius kol kas yra suvokiamas kaip tautinės valstybės sostinė, o Briuselis simbolizuoja be tautos apsieiti galinčios visuomenės ilgesį. Pasakymas, kad Lietuvai niekada nebuvo taip gerai kaip Europos Sąjungoje, reiškia, kad mūsų valstybei nėra geresnio kelio, kaip išnykti didesnėme politinėme darinyje. Todėl šio požiūrio migracijos mastai turi būti suvokiami kaip savaime suprantamas reiškinys. Nesinori ginčytis dėl tautos išnykimo. Gal išnyksime, o galbūt ne. Tačiau blogiausia, kad net nežinome, kur išnyksime. Europos Sąjungoje ar kitose tautinėse valstybėse. Reikėtų bent jau iškelti reikalavimą, kad išnyktume Europos Sąjungoje, o ne Vokietijoje, Prancūzijoje, Olandijoje, Ispanijoje ar Liuksemburge. Norėdami sunaikinti tautinę valstybę, Europos Sąjungos biurokratai naikina sėkmingiausią, nors ir pakankamai problemišką politinį modernybės kūrimą. Galima sakyti, kad susidurime su politinė revoliucija. Tačiau tai būtų nepagristas teiginys, nes šios revoliucijos kūrėjai žino, ką nori sugriauti, tačiau nežino, ką nori pastatyti. Manoma, kad viskas turi paaiškėti ateityje, eksperimentuojant su nesibaigiančia ES integracija. Politinės formos neaiškumas ypač pradeda gąsdinti po Brexito, nes dabartiniai sąjungos nariai mato, kad Jungtinė karalystė sugrįžo prie savo seno politinio tapatumo. Britai mano, kad Europos Sąjunga būtų buvusi stipresnė be Maastrichto sutarties politinių pretenzijų. Šioje vietoje negalima sakyti be pretenzijų į netikrą valstybę neturinčios sąjungos, nes neaišku, kaip apibūdinti dabartinę Europos Sąjungos politinę formą. Ši organizacija kol kas yra nežinomasis. Ne ta prasme, kad negalėtume perskaityti jos dokumentuose surašytų teisinių formuluočių, bet ta prasme, kad už dokumentų nėra piliečius vienijančios ir jos bendrai veiklai įkvėpti galinčios dvasios. Kol kas sukurta tik dvasios imitacija, kurią viešųjų ryšių specialistai įpakuoja kaip dvasią. Jeigu tai būtų įprastinė politinė sąjunga, nereikėtų vaizduoti dvasios, bet užtektų politinių, ekonominių ir karinių interesų. Pagrindinė ES problema yra susieta su tuo, kad sąjunga pradėjo neigti ją sukūrusi pagrindą – modernėje tautą. Tautos neigimas sukūrė tiek pat problemų, kiek jos perdėtas teigimas. Atsirado vadinamasis demokratijos deficitas. Save sunaikinti norinti tautinė valstybė savo funkcijas nutarė perduoti kažkam, kas nėra valstybė ir ko neįmanoma apibūdinti per kelis tūkstančius metų nusistovėjusiomis politinėmis sąvokomis. Paklausus, kas yra Europos Sąjunga, galima sakyti, save sunaikinti norinti tautinė valstybė. Pareikalavus tikslesnio atsakymo, galima pridurti, save naikinanti, bet nieko vietoj savęs pasiūlyti, kol kas nepajėgianti kvazi valstybė, sąjunga, imperija ir politinis nežinomasis. Vokietija ir Prancūzija dabar jau yra nepatikimas sąjungos variklis. Pirmiausia todėl, kad Prancūzija po Vokietijos susivienijimo jau nėra jai lygus partneris, o Vokietija neturi didesnės tarptautinio politinio veikimo patirties ir įkalinta savo pačios kovose su fašistinė praeitimi. Europtimistai nori, kad Europos Sąjunga ištirpintų Lietuvą imperijoje, bet ji, Europos Sąjunga, to niekaip nepajėgia padaryti. Euroskeptikai nori sąjungos iširimo, bet atsižvelgiant į susidariusią tarptautinę padėtį ir ypač ginkluotą Rusijos užsienio politiką, tai gali tapti valstybių nepriklausomybės pakasinomis. Iškildama virš savo kūrėjų ir atsistodama į vieną gretą su jais, Europos Sąjunga pradėjo kurti seniai užmirštus iššūkius demokratijai. Pamažu susiformavo neišsprendžiamas Briuselio politinių institucijų ir tautinių valstybių konfliktas. Europos Sąjunga šiandien pastatyta ant visai kitos filosofijos negu tautinė valstybė. Tarp šių dviejų politinių filosofijų vyksta nuolatinė kova, kurią galima apibūdinti kaip nacionalizmo ir kosmopolitizmo kovą.
Atsiradus savarankiškoms Briuselio politinėms institucijoms, politinė valstybių sąjunga pradėta suvokti kaip atskira 500 milijonų visuomenių. Tai neregėtas dalykas. Nepaisant to, kad Europos valstybių piliečiai anksčiau skundėsi pilietiškumo nuosmukiu, atsirado naujas pramanas – Europos pilietinė visuomenė, neturinti net menkiausios bendrų veiksmų patirties. Europiečiai gyvena tautinėse valstybėse, bet kartu palaiko jas įveikti norinti Briuselį. Jie yra savo pačių sukurto politinės formos neaiškumo įkaitai. ES pilietis šiandien jau nemoka nei teikti, nei neigti, bet tik gali kalbėti apie skirtumą tarp teigimo ir neigimo. Jis negali teikti tautos, nes kai kurios iš jų buvo fašistinės. Tačiau kartu jis negali neigti tautos, nes kai kurios iš jų buvo demokratinės. ES valdžia neneigia, bet kartu ir neteigia tautos. Arba pažvelgus iš kitos pusės, ES politikai taip keistai teigia tautą ir tautinę valstybę, kad jos oponentams taip skamba kaip jos neigimas. Jie už tai atsilygina euroskepticizmui. Paskutinių kelių metų ES patirtis rodo, kad dabartiniai lyderiai stipriai pervertino savo jėgas su ekonomikos ir teisės pagalba išardyti nusistovėjusius tautinių valstybių ryšius. Tautinė valstybė pasirodė sulipdyta daug stipresnės klijais, negu buvo galima tikėtis. Aukojimas ir tautinių valstybių suverenitetas, iš kurio šiandien yra likusi iškamša. Žan-Žakas Ruso išjuokė dabartinį suverenitetą turinčias valstybės. Jo žodžiais, cituoju Žan-Žaką Ruso, iš suvereno jie padaro kažkokią fantastinę būtybę, panašią į žmogų, sudarytą iš keleto kūnų, kurių vienas turėtų tik akis, kitas rankas, trečias kojas ir daugiau nieko. Dėl dabartinio suvereniteto išskaidymo į atskiras sudedamasias dalis ir ES nesugebėjimo tapti tauta, susiformavo vidinis šios politinės organizacijos savęs naikinimo mechanizmas. Tautinės valstybės praranda savo anksčiau turėtą galią, tačiau bet kuri Briuselio nesėkmė jie sugrąžina naujam politiniam gyvenimui. Bet kuris ES pasirodantis demokratijos ilgesys susietas su prisiminimais apie tautinę valstybę. Nereikšmingais atrodė kultūriniai skirtumai, aštrių nesutarimų atveju tampa politinės reikšmės dalykų. Ryškiausių šio dalykų pavyzdžio yra Briuselio nenoras suprasti Vengrijos. Lietuviai dėl Briuselio politikos taip pat priversti nesuprasti vengrų, vien todėl, kad neturi išsamios informacijos apie šios šalies politiką ir jos motyvus. Žmonių tarpusavio supratimą turėjusi kurti sąjungą prieš vengrus naudoja propagandą. Kovodama su tautinė valstybė, ES nuolatos kartoja dvi politinės filosofijos studentų dažnai daromas klaidas. Pirma, užmirštama, kad modernusis nacionalizmas turi ne tik tamsėje, bet ir šviesėje pusę. Padėjo sukurti anksčiau nematytą žmonių kultūrinį ir politinį solidarumą. Akivaizdu, kad nacionalizmo gerumas ar blogumas priklauso ne nuo jo paties, bet nuo to, kokiems tikslams tarnauja. Ta puikiai žino visų dabartinių Europos tautinių valstybių piliečiai. Prancūzijos revoliucija ir kitos po 1848 metų Europoje įvykusios revoliucijos buvo demokratinės tautų revoliucijos. Tauta tapo neatskiriama nuo demokratijos, kuri tvirtai suaugo su moderniuoju nacionalizmu. ES politikai šiandien nenori prisiminti, su kokia didelė energija, aistra ir pasiaukojimu buvo kuriama modernioji tautinė valstybė. Nieko panašaus nerodo ES istorija. Antra, nacionalizmą darydami savo pagrindinių priešų, ES šalininkai nepastebėjo, kai patys tapo už agresyvaus nacionalizmo stovėjusio politinio makiavelizmo šalininkais. Jau galima pagrįstai kalbėti apie ES politinių veikėjų makiavelizmą, o ne tik agresyvių nacionalistų nusikaltimus. Velnių vaizduojamas Makiavelis galėtų pagirti už abejingumą Prancūzijos ir Olandijos referendumams bei kišimasi į Lenkijos vidaus reikalus. Norėdami tyliai nugalėti tautą, ES biurokratai naikina demokratiją.
Tai turbūt skaudžiausias šios politinės organizacijos veiklos aspektas. Pradžioje nacionalizmas buvo vaizduojamas kaip nesutaikomas demokratijos priešas. Tačiau per paskutinį dešimtmetį paaiškėjo, kad tauta yra vienintelis patikimas moderniosios demokratijos pagrindas. Norint toliau kurti Europos Sąjungą, reikia pripažinti, kad kertant tautą neišvengiamai griūna ir demokratija. Sunaikinamas demosas, kaip būtina demokratinės visuomenės sąlyga, vietoj to sugebam pasiūlyti tik nepolitinę individo idėją. Eurooptimistai šiandien trokšta naujos žmonių bendrijos, kuri iš tikrųjų nėra bendrija, bet gali būti apibūdinta kaip mažai ką bendro turinčių individų sankaupa. Pagal kai kurių Europos parlamentų ideologinių frakcijų įsitikinimą, europiečiai vienas kitą turi pamilti tik kaip individai, bet civilizacijos, kultūros, tautos, šeimos, religijos, lyties ir socialinės padėties skirtumų. Tikram europiečiui turi nerūpėti valstybių sienos, kultūriniai prisirišimai, moraliniai sentimentai, religiniai įsitikinimai ir tautybė. Ši utopinė naujos visuomenės vizija gali būti įdomi laisvalaikio skaitymams. Tačiau realiame politinėme gyvenime jį sunaikina bet kokius piliečių politinio tapatumo ir politinio veikimo pagrindus. Pripažinus bet kokią kultūrinę aplinką peržengti galinčią individo idėją, nelieka demokratijai būtino demoso, kurį pakeičia technokratija. Savo dabartinių pavidalų Europos Sąjunga yra pasmerkta nesėkmei. Prieš ją atsiveria du reformos keliai. Daugiau reikšmės suteikti tautinėms valstybėms arba sukurti naują tautą. Tertium non datur. Trečiojo kelio ieškojimas yra šios organizacijos ilgas smukdymas. Paskutinius dešimtmečius stovimo pusiaukelėje. Ir tai nieko gero nežada nei vienai, nei kitai pusiai. Eurooptimistai per silpni naujai tautai sukurti, o euroskeptikai per silpni senai tautiniai valstybėje apginti. Jeigu nugalėtų eurooptimistai, prireiktų atsisveikinti su demokratija, prieš tai aišku įrodžius, kad ji nėra svarbus visuomenės gyvenimo veiksnys. Euroskeptikų pergalė skaudžiai gali paliesti taikai užtikrinti būtiną supratimą, kad senojo žemyno gyventojų sieja daug bendrų dalykų. Nacionalizmas turi savo tamsąją, sunkiai valdomą pusę. Dabartinė Europos Sąjunga negali rasti savo politinės formos ir remiasi tik vienu jos tapatumą formuojančių veiksnių – integracija. Keistai skambėtų, jeigu kas nors pasakytų, kad Jungtinės Amerikos valstijos ir Kinija remiasi integracija. Tačiau dabartinė Europos Sąjungoje apie tai kalbama rimtai. Politinės teologijos požiūriu, Europos Sąjunga yra stebuklo laukimas. Briuselio politikai tiki, kad vieną dieną atsivers stebuklingi naujos politinio gyvenimo formos vartai. Tikima, kad po tam tikro neaiškumo periodo turi ateiti galutinio nušvitimo valanda. Reikia pasakyti, jog tai visiškai nepagristas įsitikinimas, nes viskas gali būti atvirkščiai. Tolstant nuo taikai užtikrinti sukurtos Europos, prie Europos kvazi valstybės neaiškumas tik didėja. Gali būti, kad geriausia Europos Sąjungos politinė forma liko praeityje. Tai reiškia, kad šiai politinė organizacija reikia padaryti kelis didelius žingsnius atgal, link tarptautiniams santykiams įprastos valstybių sąjungos. Tačiau to neįmanoma padaryti, nes tai būtų pernelyg didelis daugybės valdžią turinčios ir jos neturinčios žmonių politinės religijos įžeidimas. Dabartinis Europos Sąjungos nesugebėjimas rasti savarankiškos politinės formos yra už jos stovinčios žmogaus ir visuomenės sampratos padarinys. Iš dabartinės europietiškos žmogaus kaip Dievo sampratos neįmanoma išvesti politikos. Gyvename pakrikusios politinės tvarkos laikais, kai netinka nei tautinė valstybė, nei Europos Sąjunga. Sunku pasakyti, kiek šis pakrikimas gali tęstis. Kol kas aišku tik tai, kad abi ginčo pusės tuščiai vaizduoja žinančios teisingą atsakymą. Tai pavojingas veidmainiavimas, nes Europos Sąjungos priešams dabar jau tik reikia ramiai stebėti jos prasidėjusi savęs naikinimą. Kalbant apie Europos Sąjungos problemas,
Reikia nustoti manyti, kad susidurėme su smulkiomis techninėmis problemomis. Atėjo metas prisipažinti, kad matome tik antraeilius dalykus, bet nenorime pripažinti svarbiausių. Mes nežinome, kokio žmogaus ir visuomenės norime. Šį žinojimą vakarų civilizacija prarado prieš 200 ir daugiau metų. Europos kultūra turėjo problemų iki Europos Sąjungos. Sąjungos ir jos visos persikėlė į sąjungą. Friedrichas Nyčė tikriausiai tik juokėsi, žiūrėdamas į Šulcus, Junkerius ir Tuskus. Dabartinė Europos Sąjunga yra senų Europos kultūros problemų įkaitai. Neverta tikėti nei vienu sakančiu, kad yra paprastas Europos kultūros problemų sprendimas. Gyvename sąjungoje, kuri yra ne tik senų problemų sprendimas, bet ir naujų kūrimas. Gali būti, kad Europos Sąjungai reformuoti reikės vis naujos sąjungos, senos sąjungos problemoms naikinti. Šiandien jau neaišku, ar blogi yra prieš tai padaryti sprendimai, ar dabar daromi sprendimai. Ačiū uždėmesį.